Ar žinote, ko svarbiausia nepamiršti išėjusi gatvę tamsiu paros metu? Ne kepurės, ne šaliko, o atšvaito. Be šios būtinos tamsiuoju paros metu aprangos detalės pavojinga net eiti per pėsčiųjų perėją. Apie tai paaugliams ir ne tik jiems pasakoja Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos specialistai, nuolat organizuojantis saugaus eismo renginius. Įvairius renginiai vyksta per parapijas, kur ir patys kunigai įsitraukia, aiškina reikšmę, užsega tą atšvaitą senam žmogui, kuris tada labiau vertina, negu gal gavęs iš kelininko ir jį saugo ir nešioja. Vaikams ir paaugliams apie būtinybę nešioti atšvaitus pasakoja mokyklose ir šie du spalvingi manekenai, kartu su automobilių kelių direkcijos specialistais. Tai dar vienas būdas patraukti jaunimo dėmesį ir priminti, kad rizika pakliūti nelaimingą atsitikimą tamsoje pėstiesiems išauga iki 8 kartų, lyginant su pėsčiuoju, kuris naudoja atšvaitą. Todėl tokių akcijų metu mokiniams ne tik suteikiama informacija, bet ir dalinami atšvaitai, aiškinama, kaip juos reikia taisyklingai nešioti. Galima pastebėti, kad vis daugėja žmonių, kurie nešiojasi atšvaitus. Vieni galbūt dėl to, kad supranta jų reikšmę, kiti naudoja kaip aksesuarą gražų prie rankinės ir tai irgi yra sveikintina, nes jie atlieka savo funkciją. Didesnė yra problema, sakysim, mažesnėse gyvenvietėse, kur daug pagyvenusių žmonių, jie galbūt tas atšvaitus ir gali nešti savo vaikam, o vaikai ir per mokyklas, ir per kitus renginius gauna, ir mes labai džiaugiamės, kad ir prie kuprinių prisisega ir ne po vieną, net po kelis. Trakų Vytauto didžiojo gimnazijoje vykusios saugaus eismo akcijos metu atšvaitai buvo dalinami 6 ir 7 klasių mokiniams. Ar turėjote atšvaitus? Taip, visados. Nuo kada nešioja atšvaitą? Nuo 1 klasės. Darželėje dalino ir... Ir nuo to pradėjai nešioti? Jo. Aš kaip supratau, kad saugiau bus. Nuo pat mažiems tėvai visada nupirdavo man ir liepdavo užsekti. Mums pasakė mokyklai, reikia nešioti juos. Pradėjau lankyti darželį ir darželį rugsėjo 1 išdalino. O iš kur sužinojai, kad tų atšvaitų reikia? Tėtis pasakė. Aš jau nuo 1 klasės įsinešioju. Ir kur stegi? Prie striukės būna arba prie kelnių kišenės. Ant kuprinės kišenėse. Aš turėjau labai gražią su princesėm tašę. Ten prisisegdavau, visą laiką neždavusi ir... Svarbu ne tik turėti, bet ir tinkamai atšvaitą nešioti. Juk pats atšvaitas nešviečia, o tik atspindi atvažiuojančio automobilio šviesas. Tai reiškia, kad atšvaitas turi būti pritvirtintas suaugusio žmogaus kelių lygyje. Čia prikabintas atšvaitas maksimaliai atspindės autotransporto šviesas. Dar labai svarbu, kad atšvaitas būtų prisegtas dešinėje pėsčiojo pusėje, kad jį matytų iš priekio atvažiuojantis vairuotojai. Projekto partneris Susisiekimo ministerija.